Tai praeitą kartą mes kalbėjom apie traumų priežastis, apie traumų rūšis ir apie protokolą, ką daryti, kai trauma jau atsitinka. Kaip ir visas užsiėmimas buvo orientuotas į tai, kai jau kažkas nutiko. Šiandien norėčiau labiau orientuotis į tai, ką daryti, kad nenutiktų. Ir dėl to mūsų pagrindinės temos bus krūvio valdymas, tada atsistatymas ir atsistatymo strategijos. Ir paskui pabaigai aš taip norėčiau labai apie skausmą pakalbėti, nes tai yra labai ypatinga tema ir kartais būna ir po traumos grįžtant į laipiojimą, grįžtant į sportą, yra labai daug klausimų apie tą skausmą. Ką daryti, kas čia normalu, kas nenormalu ir daug nerimo. Jeigu apie struktūrą kalbėti, tai tokia gera valanda teorinės paskaitos, o pabaiga bus tokia šį kartą atvira. Nes mes trumpai aptarsim, kaip sekėsi daryti namų darbus, kaip sekėsi analizuoti savo ten judesius ar kažką pastebėjot, jeigu norėsit, galima bus pasidalinti. Tada padarysim apšilimą ir eisime prie sienos. Tenai aš išdalinsiu jums lapus su aprašymais drilsų ir pratimų ir mes per juos visus taip perbėgsim, kad pasiaiškint, kad būtų aišku, kas ten yra kas. Ir viskas. Ir toje vietoje aš jau atsisveikinu, palieku jūs čia lipti nors iki 10, išsibandyti visus drilsus, dar kurį laiką pabūsiu, jeigu kiltų klausimų, jeigu kažkas ten būtų neaišku, kad tiesiog, kad per šį kartą juos visus pasibandyti, o jau paskui kaip jau juos naudoti savo kasdienybėje ir treniruotėse, tai vėliau apie tai pasakysiu. Tai mes pradėsime kalbėti apie krūvį. Jeigu mes kalbame laipiojimo kontekste apie krūvį, tai aišku, mes pirmiausia galvojam apie treniruotės, apie patį laipiojimą ir šitą krūvį. Bet mūsų organizmas tai tokios skirties nedaro, kad čia aš pavargau dėl to, kad 2 valandas lipau sunkias trasas, o čia aš pavargau dėl to, kad mano bendradarbis susirgo ir man teko perimti jo krūvį ir padirbėti dvigubai. Realiai viskas, kas nutinka, viskas veikia visą mūsų kūną, visą mūsų psichiką, jeigu norit, visą mūsų sielą. Ir mes į tai reaguojame. Dėl to mes nors panagrinėsime atskirai treniruočių krūvį ir bendrą krūvį, bet kalbėsime ir apie tai, kad jum planuojantis savo ten gyvenimą reikia turėti omeny juos abiejus visada. Krūvis mūsų fiziniam kūnui veikia taip, kad kūnas adaptuojasi atsiliepdamas į krūvį. Raumenys mūsų hipertrofuoja, sausgyslės raiščiai standėja ir storėja, o kaulų tankis didėja dėl krūvio. Ir Tayloras Nelsonas apžvelgė tokį tyrimą, kuris buvo padarytas su profesionaliais laipiotojais, kurie lipa ne mažiau 15 metų. Tai pavyzdžiui, žiediniai raiščiai, čia kurie piršte prilaiko sausgyslę A2 ir A3, yra 76% storesni ir standesni pas tos laipiotojus negu pas nelaipančius žmonės. Vėlgi, paskui šito paskutinio sąnariuko, dipsąnariuko sąnarinė kapsulė iš delno pusės irgi sustorėja panašiai apie 76%. Ir tai stabdo hiperekstenziją krimpinant, neleidžia mums tam pirštui taip išsiversti. O pirštų lenkėjų sausgyslės, jų diametras irgi yra nuo 1 iki 21% storesnis, didesnis laipiotojų negu nelaipiotojų. Bet aišku, tokios adaptacijos jos neatsitinka staiga. Tai yra daug metų nuoseklaus darbo, kurios atveda prie tokio kūno prisitaikymo. Iš vienos pusės mes galim sakyti, kad krūvis yra pati tikriausia traumų prevencija, nes jisai ir didina mūsų jėgą, galią, ištvermę kūno ir didina kūno atsparumą išoriniams poveikiams. Bet kita vertus, jeigu tas krūvis mus ištinka per daug, per greit, su per mažai poilsio, tada jisai gali vesti jau į sužalojimą. Dar yra toks įdomus dalykas, kad mūsų kūno audiniai nevienodai atsiliepia į krūvį. Pavyzdžiui, raumenys, jie labai greitai adaptuojasi, greit prisitaiko, juos lengva užtreniruoti. Bet sausgyslės ir raiščiai jie vėluoja, jie yra daug lėtesni. Visada yra raumens ir sausgyslės komplektas. Žodžiu, jeigu aš čia turiu bicepsą, čia yra mano bicepso pilvelis, bet tiek petyje prie mentės, tiek prie dilbio kaulo jisai tvirtinasi sausgyslėm. Tai jeigu aš lengvai užtreniruoju raumenį, tai kas gali, o sausgyslė atsilieka, tai kas gali atsitikti, kad raumuo generuoja didesnę jėgą, negu sausgyslė pajėgia atlaikyti. Tada sausgyslėje atsiranda tie mikroįtrūkimai, mikropažeidimai ir veda prie tendinopatijų visokių. Tai ką dabar su tais krūviais? Čia mes turime tą superkompensacijos teorijos iliustraciją. Mūsų kūnas, fizinis kūnas turi savo bazinę liniją, vadinamą homeostazę,
kuri yra mūsų įprasta būklė. Kai mes esame sveiki, tai yra mūsų įprasta būklė. Ir kūnas bet kokią kainą stengiasi, jeigu jį išjudinys, tai stengiasi grįžti tą savo bazinę liniją į homeostazę. Dabar tarkim, kad mes duodam treniruočių impulsą, kažkokį stimulą. Tas stimulas turi būti kažkas kito negu visada. Kaip pavyzdžiui, tarkim, jūs ateinat laipiot ir per apšilimą kiekvieną kartą padarot 5 prisitraukimus. Tai čia jums nėra stimulas, nes jūs kiekvieną kartą tą darot, jūsų kūnas yra absoliučiai prie to pripratęs. Bet jeigu jūs atėjot vieną kartą ir padarėt 10 prisitraukimų vietoj tų 5, arba tos pačius 5, bet su svoriu, tai čia buvo naujas impulsas. Ta impulsą gavęs kūnas pirmiausia nuovargis krenta, paskui jisai vėl grįžta į savo bazinę liniją. Bet grįžęs į tą bazinę liniją, jisai sako, palauk, iš manęs kažko norėjo daugiau, man davė daugiau darbo. Tai davai aš būsiu kitą kartą pasiruošęs. Ir jisai nori būti truputį stipresnis ir įvyksta ta superkompensacija. Tai reiškia, kad jūs turite tam tikrą laiko langą, per kurį esate šiek tiek stipresnis, negu buvote. Jeigu per tą laiko langą neduosit jokio kito treniruočių impulsą savo, tai gerai, kūnas sakys, šuts, čia buvo vienkartinis toks dalykas, nieko tokio, pamirškim, nereikia. Nes jis nenori veltui stengtis, taip sakant, jisai vėl grįžta į tą homeostazę. Bet jeigu dabar jūs šitoj vietoje vėl duodat naują treniruočių impulsą, padarot dar 10 arba 11 prisitraukimų, tai reiškia, kad jūs nuo čia vėl eisit žemyn ir kilsit aukštyn, bet matot, dabar jūsų bazė jau buvo aukščiau negu prieš tai. Idealiam pasaulyje, idealiu atveju, tada šitas treniruočių kreivė jūsų gali taip vingiuoti aukštėjančiai ir tai reiškia, kad jūs progresyviai didinat krūvį, o jūsų kūnas irgi progresyviai adaptuojasi prie to vis didesnio krūvio ir jūs vis stiprėjate. Tai čia idealiu atveju. Bet iš karto akivaizdu, kad gali atsitikti porą problemų. Viena problema, tai pavyzdžiui, o kaip žinot, kad jau čia šitoj vietoje man reikia daryti tą treniruotę ir duoti tą impulsą? O kas bus, jeigu aš duosiu tą impulsą va čia? Čia jūs dar esate negrįžę į savo bazinę liniją, reiškia, jūs esate silpnesnis negu paprastai. Tai vadinasi, nuovargis eis dar žemiau ir ta superkompensacija nebeiškils aukštai, jinai geriausiu atveju iki čia ateis. Tai vieną kitą kartą taip atsitikus nieko tokio, bet jeigu tai kartojasi reguliariai, reiškia, poilsio nepakanka, jūs nespėjat atsigauti, tai jūsų šita kreivė pradeda vingiuoti žemyn, į minusą, į deficitą. Jeigu jūs treniruočių stimulą duosite čia, neatsitiks nieko ypatingo, problemos čia nebus, jūs tiesiog neprogresuosit. Jūs tiesiog treniruositės taip, kad palaikysit savo tą fizinį lygį. Ir tai nėra blogai, tai nėra didelė problema, tiesiog, kad nėra progreso, bet kai kurie žmonės taip ir treniruojasi, jiem to ir reikia tiesiog palaikyti, arba būna gyvenime tokie etapai, kai jūs taip treniruojatės, nes, tiesiog turit kitų reikalų ir tuo metu tik stengiatės palaikyti tą krūvį. Kita problema, kuri gali atsitikti, tai kad jūs iš pat pradžių duosit labai didelį, per didelį krūvį savo. Tada nuovargis bus labai gilus. Pavyzdžiui, jūs visada darot 5 prisitraukimus, o tą dieną padarė 20. Gal su pailsėjimais, bet 20. Tai reiškia, nuovargis bus toks gilus, kad jokia superkompensacija iš viso neįvyks. Nes jūs tiesiog pailsėję, jūs šiaip ne taip grįšite į savo bazinį lygį. Tai dabar vėl, karts nuo karto, kai taip nutinka, tai yra visiškai nieko tokio. Bet jeigu šitaip kartojasi vieną, kitą, trečią kartą, tai jūsų kreivė irgi labai sparčiai pradeda keliauti žemyn. Dabar kaip tai pasireiškia, jeigu ta kreivė keliauja žemyn? Nėra energijos, rezultatai tikriausiai iš pradžių stagnuoja, sustoja vietoje, paskui jie gali blogėti, traumos tikimybė eksponentiškai išauga. Blogiausia, kas gali atsitikti, tas vadinamas persitreniravimo sindromas, nuo kurio atsigauti tai jau gali ir metų reikėti. Jau ten nebe apie gerą miegą kalbam ir ne apie pailsėjimą savaitę. Ką dabar daryti? Kaip mums žinoti, koks stimulas yra nei per didelis, nei per mažas ir koks poilsis nėra per trumpas ar per ilgas, kad mes žinotume, kas yra optimalu. Kai mes kalbame apie
kažkokius elitinius sportininkus ir ypač apie tas sporto rūšis, kurios pritraukia tikrai didelės lėšas ir daug pinigų, tai ten yra komanda, kuri dirba su tuo, jiem yra atliekami įvairūs tyrimai, instrumentiniai, biocheminiai, ten yra stebimas jų atsakas į krūvį, kaip organizmas reaguoja, tada tas krūvis atitinkamai periodizuojamas, dozuojamas ir bla bla bla. Ką dabar daryti tiem mėgėjam, kurie resursų tokių neturi, bet ambicijų turi. Ir krūvį irgi savo kartais suteikia, tokį beveik profesionalų. Tai vat aš šiandien norėčiau pakalbėti apie porą tokių instrumentų, kurie yra gana intuityvūs, labai paprasti, bet jie nėra, aišku, labai tikslus, super tikslus jie nėra, bet jie gali padėti truputėlį naviguoti šitam pasaulyje, bandyti išsaugoti, nes mūsų tikslas yra, kad krūvis didėtų tolygiai su organizmo prisitaikymu, su organizmo atsaku. Jeigu mūsų atsakas, mūsų adaptacija yra čia, o krūvis čia, tai negerai. Tai mums reikia nuleisti tą krūvį, nes mums reikia, kad jie eitų kartu. Taip, tai ką mes galime dėl to padaryti? Tai pirmiausia, mes galim pažiūrėti, kas sudaro tą treniruotės krūvį. Ir treniruotės krūvį sudaro, kaip ir du komponentai. Vienas yra tas išorinis komponentas, tai yra treniruotės apimtis ir treniruotės intensyvumas. Kitas komponentas yra vidinis, tai yra mano kūno atsakas į tą krūvį, kurį aš gaunu. Ir jis yra labai skirtingas. Tai jeigu mes kalbam apie išorinį tą komponentą, laipiojime, kas bus apimtis? Tai bus ne laikas, apimtis bus matuojama laipiojimo judesiais. Laipiojimo judesiais, trasom, kurias jūs pralipot. Tai jeigu jūs per treniruotę pralipot daug trasų, padarė daug judesių, tai treniruotės apimtis yra didelė. Intensyvumas tada galėtų būti geriausiai, jie atspindėtų kampą sienos, kuo jis labiau neigiamas, tuo intensyviau. Ir kibių dydis, kuo jie mažesni, tuo yra intensyviau. Jeigu jūs per treniruotę lipot ant neigiamos sienos mažais kybiais daug trasų, tai tada jau bendras treniruotės krūvis buvo labai didelis. Ir kadangi laipiojimo sportas yra toksai, įdomus ir fainas ir patrauklus, tai visada yra pagunda lipti ir daug, ir sunkiai. Ir yra labai lengva peržengti tas savo galimybės. Taip sakant, auksinis standartas, kuris naudojamas dėl to, kaip suparetkavo tą treniruočių krūvį, yra periodizacija, ar ne? Tai kas lanko treniruotės, tai treneriai tą daro periodizacijas. Šiaip aišku, galima labai daug informacijos rasti internete, galima treniruočių planų rasti ir mokamų, ir nemokamų, bet pati esmė periodizacijos yra tokia, kad tu suskirstai blokais pagal tas energetinės sistemas. Tarkim, pirmas blokas yra ilgiausias 4 savaitės, aerobinė ištvermė, tai yra jūs lipat daug ir lipat lengvai. Paskui ateina tas jėgos ir galios blokas, kokios 3 savaitės, kai jūs lipat intensyvumui. Tai reiškia, čia yra projektai, čia yra max boulderingas, jūs lipate intensyviai sunkias trasas, bet mažai, su daug poilsio. Ir paskutinis blokas, paprastai pats trumpiausias būna, porą savaičių, kai yra jėgos ištvermė, tai kai jūs lipat vidutiniškai daug ir vidutiniškai sunkiai, jis yra pats labiausiai varginantis ir po jo paprastai ateina ta poilsio savaitė. Arba sumažinto krūvio savaitę. Tai toksai modelis yra labai neblogai veikia tiems, kurie turi tikslą kažkokį, varžybas arba kelionę ir nori tam konkrečiam tikslui pasiruošti, tai tu gali tos blokus taip susidėlioti ir atkeliauti iki to savo tikslo pačiam tam stiprume, pačiam pike. Ne visiems žmonėms tai yra aktualu, kai kuriems čia yra per sudėtinga galvoti, ten planuoti, dėlioti tos visus blokus, arba jie neturi kažkokių tokių išskirtinių tikslų savo metuose, jie tiesiog nori progresuoti ir gerai lipti visą laiką. Tai tada galima bent jau pabandyti pasiperiodizuoti savo savaitėje. Pavyzdžiui, jūs einat 3 kartus laipio, tarkim, ar ne? Tai ir galvojat, kad vieną treniruotę skiriat apimčiai, kur lipsite daug, mažiau agresyviais kybiais, mažiau agresyviais sienų kampais, bet lipsite daug trasų. Kita treniruotė tada galėtų būti ta intensyvi, kur jūs jau lipat savo projektus, ilsitės, darot maksimaliai sunkius judesius. Trečią treniruotę galima apskritai, žmonės daro socialinį laipiojimą su draugais, arba galima ją paskirti technikai, savo antistiliui, savo silpnybėm. Jinai tokia bus žiauriai naudinga ir žiauriai nemaloni, nes mes vis tiek norim lipti tas, kas mums sekasi, bet tikrai būtų naudinga. Tai žodžiu, čia per daug nekomplikuojant, esmė yra tokia, kad jūs turite tą krūvį įvairuoti, turi būti ilgos ir trumpos treniruotės, sunkios ir lengvos, ir nebandyti,
kad jos nebūtų kiekviena tokia pat ir nebandyti sudėti visko į vieną, ir apimties, ir intensyvumo. Bet kitas dalykas yra tai, koks yra mūsų atsakas į tą krūvį. Nes nėra tokio recepto, kad, pavyzdžiui, aš palipau mumbordą 2 valandas, tai reiškia dabar 2 dienos turi būti pertrauka ir vėl einu. Taip neveikia, bus skirtingai. Yra žmonės, kurie gali turėti tą back-to-back treniruotės, 2 dienas lipa, 1 dieną pailsėjo, vėl 2 dienas lipa. Kitam žmogui gali būti, kad jisai intensyvę treniruotę turėjo, jam reikia 3 dienų poilsio, kad atsigautų. Kiek reikia, kad jūs atsigautumėt ir vėl būtumėte toj geriausiai formoj duoti tą stimulą, galima pabandyti tokiu labai intuityviu būdu, bet šiaip tyrimai rodo, kad jisai pakankamai objektyvus yra. Vadinama vėliavėlių sistema, tai reiškia, kai tu pats įsivertini savo savijautą. Šitą reikia daryti po 2 kartus. Vieną kartą po to, kai jūs lipote, turėjote treniruotę, kitą rytą atsikeliat ir žiūrit, kaip jaučiatės. Tai jeigu jaučiatės sudaužytas, viskas skauda, raumenys skauda, sąnariai skauda, užstingę, nėra jėgų, tai yra raudona jūsų vėliavėlė ir tikėtina, kad krūvis buvo per didelis vakar. Jūs padaugina. Tai dabar jums tikrai reikia pailsėti bent porą dienų. Retkarčiais taip jaustis galima. Bet jeigu jūs taip jaučiatės kas antrą treniruotę, tai jau yra negerai, jau yra deficitas. Vadinasi, jums reikia mažinti arba apimtį, arba intensyvumą kitą kartą. Jeigu jūs atsikeliat ir jaučiatės, toks biškių, kažkiek tai pavargęs, gal sąnariai pastingę, raumenys netiek skauda, bet yra tas toks malonus jausmas, kad vakar buvo padirbėta, tai yra geltona vėliavėlė ir tai yra valio. Greičiausiai tai buvo optimalus krūvis. Jeigu jūs atsikeliat kaip agurkėlis, galit nuversti kalnus ir viskas jums ten pilna energijos, vadinasi, treniruotė buvo per lengva, krūvis buvo per mažas, nebent jūs tikslingai ir norėjot tokios lengvos treniruotės. Tai štaip jūs įsivertinat kitą dieną po lipimo ir vėlgi tą dieną, kai planuojat lipti, irgi ryte atsikeliat ir pereinat per savo savijautą taip pat. Kokią vėliavėlę duodat tą dieną? Jeigu jūs duodat raudoną vėliavėlę, tai yra tikrai negerai, jūs tikrai neinat laipio tą dieną, tikrai jums reikia pailsėti ir galvoti, kaip tą krūvį pasimažinti. Jeigu yra geltona vėliavėlė, tai reiškia, kad jūs esat dar nepasiruošęs intensyviai treniruotėjai, maksimalios jėgos arba galios, nes jūs nesugeneruosit paprasčiausiai maksimalios jėgos tokią dieną, bet jūs galit lipti ištvermę. Ištvermę apimti galit tą dieną lipti arba galit tiesiog dar vieną ekstra poilsio dieną pasimti ir jau daryti, ką norit. Jeigu jūs jaučiatės kaip žalia vėliavėlė, tai viskas tvarko, jūs galit eiti daryti, kokią ten esate susiplanavę treniruotę. Tai šitą yra lengva netgi vesti kaip dienoraštį, nes jūs paprasčiausiai kryžiuką spalvotą padedat ir nereikia nei daug žodžių, nei nieko. Periodizuodami krūvį ir stebėdami, kaip jūs jaučiatės, jūs tokį jau turėsite labiau nuojautą, kaip jūs judat, kaip jūs progresuojat, dar stebėdami savo rezultatus, jūs jau turit labai neblogą vaizdą, kaip jūs susitvarkote su tuo krūviu ir galit jį kontroliuoti, galit jį pasireguliuoti. Bet tai viskas būtų žiauriai gerai, jeigu mes turėtume tik tas treniruotės. Bet ne, mes turim tą gyvenimą dar. Yra darbas arba mokslai, šeima, santykiai, kažkokios pareigos, ta prasme, yra reikalų. Jeigu dabar mūsų gyvenime yra kažkokia rutina, viskas nusistovėjus kasdienybė, tai mes visai neblogai ten įkomponuojam tą savo treniruotės ir gyvenam. Bet dabar užtenka atsitikti kažkam tokiam netikėtam ir visa šita tvarka griūna. Ir tas netikėtas gali būti toks mažas dalykas kaip peršalimas, arba gali būti toks didelis kaip vestuvės arba laidotuvės. Viskas, kas mus išmuša iš tos homeostazės, iš to mūsų įprasto būvio, viskas yra organizmui stresas. Stresas pats savaime nėra blogis, nes be streso tai mes būtume daržovės, tokie lepšiai. Bet stresas veikia lygiai taip pat kaip ir krūvis. Jis duoda impulsą, tada eina tas nuovargis, tada mes atsistatom ir tampam truputėlį stipresni, jeigu mums suteikiama ta galimybė. Jeigu stresas trunka labai ilgai, jeigu stresai sumuojasi vienas prie kito arba kartojasi labai dažnai, taip gali ir neatsitikti, mums to poilsio gali ir neužtekti. Ir tada mes pereinam į tokį išgyvenimo režimą. Ir kartais mūsų gyvenimas tokiom citrinom užmėto, kad būna žmogus ir palūžta. Tai šitoj vietoj reikia suprasti, kad gyvenime bus tokių periodų,
kai jūs savo treniruotės imsit ir patrauksit į antrą planą. Tiesiog, čia labai paprasti dalykai, kad jeigu jūs statot namą, perėjot dirbti naują darbą arba pradėjot naujus santykius, tai reiškia, tuo metu jūs treniruotėj nedidinat progresyviai savo krūvio. Tuo metu treniruotėj jūs tiesiog einat tam, kad prasiblaškytumėt, tam, kad pasimėgautumėt procesu, kad susitiktumėt su draugais, bet nepušinat naujų greidų ir neišbandot kažkokių naujų super treniravimosi būdų. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs liktai ir krūvis buvo optimalus, liktai ir poilsio buvo, bet man vis geltona vėliavėlė ir geltona, aš noriu eit laipiotom, mano savijauta niekada nebėra žalia, tai yra irgi pats laikas sustoti ir tada pažiūrėti, o tai kas darosi mano dienoje, kas darosi mano savaitėje ir su kokiais kitais aš iššūkiais tuo metu susiduriu. Nes gali būti, kad tiesiog kitoj vietoje jūsų gyvenime yra tuo metu didelis krūvis ir tiesiog visiškai sąmoningai, visiškai valingai reikia tada tas treniruotės taip ramiau truputėlį. Jeigu mes krūvį susireguliuojam, mums dar yra labai svarbu, kad mes optimaliai atsigautume, kad tas atsistatymas vyktų kuo geriausiu būdu ir kaip mes galime padėti savo atsistatymui. Tai aš čia paėmiau tokį tą senobinį paveikslėlį, pasaulio modelį, nes jis man labai tinka mūsų tam sveikatos modeliui. Kadangi įsivaizduokit, kad tas vėžlys, tai yra tas mūsų krūvio valdymas, visa krūvio vadyba, tai tada tie 4 drambliai būtų 4 atsigavimo strategijos, o jau ant jų tas mūsų visas gerbuvis ir sveikata. Tai jeigu apie tuos dramblius, tai pirmas iš jų būtų miegas, nes jis yra pats svarbiausias ir taškas. Miego metu vyksta daugybė procesų. Gal kartais kažkam atrodo, kad tai yra iššvaistytas laikas, bet tuo metu vyksta išsivalymas visko. Visos smegenys ir stuburo ir galvos tuo metu valosi. Iš visų raumenų, ką jūs čia prilaipėjot ir ten yra medžiagų apykaitos tų liekanų, metabolitų, šiukšlių, jos visos yra valomos tuo metu. Visi pažeidimai jūsų raumenų ląstelėse nuo to, ką jūs ten pumpavot, svorius kilnojot, jie tuo metu yra tvarkomi, remontuojami, vyksta baltymų sintezė, išsiskiria augimo faktoriai, išsiskiria hormonai, tuo metu vyksta visa ta regeneracija. Tada pailsi mūsų centrinė nervų sistema ir yra pasibaigė išmokimas. Ta prasme, kad tie nauji judesiai, kurių jūs mokėtės ant sienos, būtent miego metu, jie įsirašo į neuronų takelius ir tada jie tampa automatiniais judesiais. Atsakymas į visus klausimus, noriu sėkmingai treniruotis, noriu traumų prevencijos arba noriu pasveikti, jeigu jau turiu traumą, yra vienas atsakymas, yra miegas. Dabar aš galvoju, kad jūs žinote apie miegą visus tos dalykus, bet aš vis tiek pakartosiu. Tas pačius svarbiausius. Tai kad optimalus miego laikas yra 7-8 valandos. Sunkesnis yra tas, kad miegas turėtų būti reguliarus. Ta prasme, jūs panašiu laiku nueinat miegoti, panašiu laiku atsikeliat ir savaitgaliais irgi. Geriausia nueiti miegoti yra iki 23 valandos, nes tai yra kokybiškesnės miego valandos. Tik tai atsikėlus būtų gerai kuo anksčiau, kuo įmanomai anksčiau gauti saulės šviesos, išeiti į lauką. Aišku, pas mus tikrai yra sunku tą padaryti rudenį ir žiemą, kai tos saulės nei ryte, nei per pietus nebūna. Bet, žodžiu, net ir apsiniaukusią dieną, ta rytinė šviesa sutvarko mūsų cirkadinius ritmus ir tada mums vakare yra lengviau užmigti. O vakare, aišku, reikia vengti ryškių šviesų, ekranų, geriausia bent valandą iki miego. Ir labai gerai turėti kažkokius ritualus vakaro, savo kokius jūs jau ten turite, nesvarbu kokie jie, nes jie padeda pereiti nuo tos aktyvios fazės prie pasyvaus poilsio. Tai gyvenimas nutinka, būna vakarėliai, būna darbo projektas, kurį reikia sėdėti iki išnaktų ir pabaigti. Tai viskas tvarkoja su tuo. Neikit tą dieną laipiot, duokit savo pailsėti. Būna, kai atsitinka kažkas, dėl ko ilgą laiką būna sutrikęs jūsų miegas. Pavyzdžiui, mažas vaikas namie, ar ne, prie kurio reikia naktį keltis. Tai reiškia, kad kelis mėnesius, o galbūt metus, jūs neturėsit nepertraukiamo nakties miego. Tai čia reikia prisiminti tos krūvius, vadinasi, jūs turite didelį iššūkį gyvenime ir jūsų treniruotės tuo metu yra mėgavimasis procesu, fizinio krūvio palaikymas savo fizinės būklės, susitikimas su draugais ir prasiblaškymas. Nepušina tada tenai. Būna, kad tu darai viską, o miegas vis tiek yra sutrikęs.
Ir tada iš tikrųjų jeigu susitvarkius netgi režimą nepavyksta išmiegoti, aš tikrai rekomenduočiau kreiptis į specialistus, nes ilgalaikiai miego sutrikimai, jie įvairių turi sveikatai pasekmių, ne tik tai laipiojimui, ne tik treniravimuisi. Antras toks pats svarbus dramblys yra mityba ir vanduo. Reikia gerti. Mūsų organizme viskas, kas vyksta skystoj terpėj. Yra žmonės, kurie jaučia natūraliai tą troškulį, jie geria ir ten viskas yra tvarkoj. Tie 2 litrai ar ten kažkoks kitas skaičius yra nesąmonė, paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad diena dienai nelygu, būna karšta, būna šalta, būna jūs daug dirbat arba sunkiai treniruojatės, būna sėdit visą dieną. Galų gale nuo kūno dydžio, nuo kūno masės irgi priklauso, kiek to jums vandens reikia. Tai yra žmonės, kurie sako, aš nejaučiu troškulio. Man nereikia gerti vandens, aš nenoriu gerti vandens. Tai tada tą reikėtų paversti įpročiu. Jeigu nėra natūralaus poreikio gerti, tai vis viena jums tas vanduo reikalingas, net jeigu jūs jo ir nenorit. Ir tada jūs pabandot tiesiog sąmoningai susidėlioti. Atsikėlėt ryte, pirmų reikalų išgerėt stiklinę vandens. Atėjot į treniruotę, prieš treniruotę, treniruotės vidury, po treniruotės. Nes jūs išprakaitavot, jums reikia to vandens. Tai, tiesiog turėti kaip dantų valymą, taip ir atsigėrimą turėti. Jeigu mityba, tai čia, aišku, čia yra išvis milžiniška tema, atskiras seminaras ir taip toliau. Tai aš tiesiog labai trumpai, man patiko Norvegijos olimpinio ir parolimpinio komiteto mitybos gairės. Tos gairės jie parašė atletam po traumos, bet jos lygiai taip pat tinka ir besitreniruojantiem. Valgyti reikia pakankamai. Aišku, besitreniruojantiem valgyti reikia pakankamai, kad būtų energijos tai jūsų veiklai, bet labai yra įdomus dalykas, kai atsitinka trauma. Nes žmogus natūraliai, intuityviai galvoja, kad tai aš dabar mažiau judu, mažiau krūvio, nesitreniruoju, tai man reikia sumažinti kalorijas, nes aš jų mažiau išeikvoju. Bet problema yra tokia, kad po traumos šiaip vyrauja uždegiminiai procesai, kurie skatina irimą, katabolinius procesus. Ir dėl to labai yra greita raumenų atrofija, o ypač jeigu jūs dar turit imobilizaciją, kažkokį gipsą ar įtvarą. O buvimas lengvam kalorijų pertekliuje labai smarkiai stabdo raumenų atrofiją ir gerina anabolinį raumenų jautrumą. Ta prasme, jie yra labiau linkę pasisavinti baltymus ir statytis. Tai pavyzdžiui, buvo daryti tyrimai po kryžminio raiščių operacijos. Tai keturgalvis yra didelis raumuo, jisai, kuo didesnis raumuo, to greičiau atrofuoja, mažesni raumenys atrofuojasi lėčiau. Tuos, lyginant sveiką ir tą buvusią pažeistą koją, net po 10 ir 12 mėnesių dar yra skirtumas apimties ir jėgos. Tai tokia yra, atrofija yra didelė problema. Dabar, jeigu jūs esat kalorijų perteklių, jūs aišku priaugsit svorio. Bet tas svoris yra mažesnė problema negu raumenų atrofija ir dėl to verta, taip sakant, valgyti. Ir tada, kai jūs esate traumuoti ir mažiau judat. Dabar ką valgyti, tai aišku, ten pagrindinės medžiagos, mums labai svarbus baltymai yra ir po traumos yra itin svarbus baltymai. Ir ten tokios ribos yra gana plačios, nuo 1,5 gramo iki 2,5 gramo kilogramui kūno. Tai yra gana didelis baltymų kiekis. Ir jį taip susirinkti yra reikalų, kai bandai jį per dieną susirinkti. Tada yra labai svarbu baltymus nesuvalgyti ten vienu ypu kažko labai daug, bet juos išdalinti porcijomis per dieną po 20-40 gramų, nes jeigu juos suvalgai greitai vienu ypu, tai jie yra ne visi panaudojami baltymų ten sintezėje, o jie panaudojami energijai. O energiją mums užtikrina angliavandeniai ir riebalai. Mes baltymų norim statyboms. Tai žodžiu, juos reikia išdalinti dėl to ir yra labai svarbus vakarinė baltymų porcija, kadangi nakties metu vyksta tie procesai. Tai angliavandeniai yra mūsų energijai, dienos metu, aišku, geriausia valgyti tos lėtus, sudėtinius angliavandenius, tai yra daržovės ir pilno grūdo produktus. O aišku, prieš treniruotę, varžybų metu, tai ir tie greitieji nieko tokio, ir tas šokoladukas irgi nieko tokio. Ir aišku, ten vartoti pakankamai riebalų. Apie maisto papildus visiems rekomenduoja tas omega-3. Po traumos jos ypatingai geros tuo, kad moduliuoja uždegimą. Tai reiškia, jį mažina, jeigu jisai būna per didelis.
O dar jisai didina raumenų anabolinį jautrumą. Tai ir reiškia, kad irgi raumuo bus labiau linkęs statybom, kai užtenka omega-3 tų rūgščių. Kiti maisto papildai, ten kalcis, geležis, vitaminas D turėtų būti vartojami pagal poreikį. Tai yra, jeigu tyrimai rodo, kad jums jo trūksta. Dar toks, kas įdomiau gal, tai yra kreatinas. Šiaip toksai sporto papildas, labai gerai ištyrinėtas, laikomas labai saugiu, labai mėgstamas sporto pasaulyje. Ką jis duoda, jisai iš esmės, grubiai taip sakant, jisai padidina energetinės atsargas raumenį ir tai reiškia, kad tarp intensyvių pastangų raumuo greičiau atsigauna. Tai dėl to, aišku, jis ten jėgos, galios sportų pasaulyje buvo pirmiausia naudotas, paskui ir ištvermės sportininkai irgi kažkaip jau jį labai įsitraukė. Plius jisai gerina kognityvinės funkcijas ir dabar seniems žmonėms rekomenduoja kreatiną gerti visai dėl kitų priežasčių. Laipiojimo sporte jis nėra labai ištyrinėtas, laipiotojai jo bijo dėl svorio, kadangi jisai vis tiek kaupia tą vandenį ir ten būna tas vandens svoris vadinamas iki 1 kilogramų priaugimas. Bet čia yra pora tokių anekdotinių, galima susirasti. Magnus Midbo darė, YouTube'ai nusifilmavo, jis 2 mėnesius gėrė kreatiną ir ten žiūrėjo savo bench pressą, ten kitus kažkokius parametrus ir džiaugiasi. O kitas buvo lattice training, ten pirštų jėgai bandė, bet tie rezultatai tokie labai neaiškus, nelabai gali ten iš jų pasidaryti išvadų. Greičiausiai, ypač dabar, kai laipiojimo sportas tapo ten olimpinė šaka ir tikrai pritraukė daugiau pinigų, tai greičiausiai ten bus tyrimai daromi toj srity ir galbūt laipiotojai kreatiną irgi pradės naudoti kaip savo papildą. Tada mūsų trečias drambliukas būtų apie streso valdymą. Jeigu jau mes išmokstame pasirūpinti savo krūviais, jeigu susižiūrim treniruotės krūvius, gyvenimo krūvius, juos truputį derinam, žiūrim savo kūno atsaką į tai mes jau dalį streso valdymo esame atlikę. Aišku, yra vis tiek kasdienybėj tų visų kitų dalykų, galima naudotas minkštasias priemonės. Ten kas tik norit, mindfulness, kvėpavimas, joga, miško maudynės, dailės terapija. Niekas iš jų nėra kažkuom geresnis ar ypatingesnis už kitą. Nes geras dalykas yra tas, kuris veikia jums. Ir kurį jūs turėsite kaip įrankį ar instrumentą ir kuriuo galėsit pasinaudoti, kai jums reikės atsipalaidavimo. Yra žmonių, kurie pabando kvėpavimo pratimus ir sako, man ten spazmai prasideda, man ten oro trūksta. Tai jam čia tikrai nebus streso valdymas. Arba pavyzdžiui, ten dailės terapija, bet jeigu jūs per dailės terapiją žiūrit, ką nupiešėt, čia kažkoks šūdas gavosi, čia reikia pataisyti, čia pas jį daug geriau, tai viskas. Tai čia yra dar viena gyvenimo sritis, kur jūs keliat savo tikslus, konkuruojat ir frustracija ir joks nestreso valdymas. Tai žodžiu, iš tikrųjų yra gerai pasibandyti įvairius, galima pabandyti tą, tiesiog kad sužinot, o ne, šitas ne man. Ir išsirinkti tai, kas jums tinka, yra ten tų visokių grupių, yra terapijų, gali daryti individualiai, bet žodžiu, bet yra verta turėti tų priemonių, kurios padeda jums susitvarkyti, kai yra nerimas, kai yra irzlumas ar kažkokios įtampos. Bet čia vėl noriu irgi pasakyti, kad mes kalbam apie tokį kasdienį nerimą, įtampas ir dar kažką, ne apie gilesnės problemas. Jeigu yra gilesnės problemos, tai labai verta irgi ieškoti profesionalios pagalbos, nes tai yra tokia pat sveikata, kaip mes rūpiname savo kūnu ir einam pas gydytoją, kai reikia, taip mūsų psichika yra irgi reikalinga geros priežiūros ir jaučiate ten paniką, tai jokia ten dailės terapija jums čia jau nepadės ir tikrai verta rimčiau tuo pasirūpinti. O ketvirtasis mūsų pasaulio stulpas tai yra aktyvus poilsis. Darau prielaidą, kad čia šiaip žmonės yra, kurie mėgsta aktyvų gyvenimą tiesiog. Bet net su tais labai aktyviais žmonėm ten gaunasi toks įdomus dalykas. Pavyzdžiui, aš atsikeliu, sėdžiu, pusryčiauju, važiuoju į darbą, darbe sėdžiu, prie kompo sėdžiu, važiuoju į treniruotę, 2 valandos normaliai pavarau, grįžtu, sėdžiu Netflixą, sėdžiu vakarienę, einu miegoti. Ir yra tas didelis kontrastas tarp to, kad jūs absoliučiai didžiąją dalį laiko leidžiat pasyviai ir paskui turi 2 ar 3 ar 4 ten tuos išpolius, kai labai aktyviai ir labai intensyviai yra sportuojama.
Tai kūnui šitie kontrastai tikrai nėra labai gerai. Ir čia reikėtų pagalvoti apie tą judesio išplėtimą, paskirstimą, kad nebūtų šitokių supinių ir kad jūsų dienoje atsirastų daugiau judesio. Tai aišku, čia viskas skamba labai nuobodžiai, tos darbo pertraukėlės, kur jūs ten pečius prasukat, laiptais užbėgat aukštyn žemyn, bet taip yra, tai neoriginalu, neįdomu, bet tai veikia. Ir jeigu jūs galite turėti judesio sneksus tokius dienos metu, tai tada jūs sumažinat tą šoką kūnui, kai jūs jį staiga atvežat, įmetat į treniruotę ir o va dabar tai davai dirbk. Bet tai čia yra, kaip pasakyti, viena svarstyklių pusė. Kita svarstyklių pusė gali būti visiškai atvirkščia. Kai žmogus, tai gerai, šiandien palaipėjau, jau čia dabar kita diena yra mano poilsio diena, tai ką aš veiksiu per poilsio dieną, davai, valandą eisiu pabėgiot. Arba 1,5 valandos dviračių dideliu greičiu. Čia jau nebėra aktyvus poilsis, čia yra kita treniruotė. Tai ta prasme, kad kai mes sakom aktyvus poilsis, tai irgi mes turime omeny, kad tai yra kažkoks procesas be rezultatų, jis nėra nei per ilgas, nei per daug intensyvus ir ten tinka viskas, aišku, tinka tas pats dviratis, tinka ir bėgti, ir baseinas, kas jums patinka, bet tai turėtų būti, taip labai saikingai. Tiesiog jūs pagreitinot savo pulsą, pagilinot kvėpavimą, čia iš raumenų visos šiukšlės kraujas išnešioja, deguonis, maisto medžiagos. Ir tada atsistatymas yra greitesnis, bet nereikia perspausti. Ir yra geras dalykas toksai, kad praktiškai visas aktyvus poilsis lygiai taip pat tinka ir streso valdymui. Tai jūs kaip ir, jeigu jums patinka ten pasivaikščiojimai miške arba baseinas, tai jūs kaip ir galit vienu šūviu 2 zuikius nušauti, ten ir savo stresą mažinat ir aktyviai ilsitės. Tai va, čia yra nieko mandro. Nieko nekainuoja praktiškai, valgyti vis tiek reikia. Ir tai yra visiška bazė ir visiškas pagrindas, kuris, be jo mes apie kokybišką atsistatymą, net negalim kalbėti. Dabar jeigu mes ten yra, daugybė visokių pasiūla milžiniška, visokių daugybė naujovių, kažkokių fancy dalykų, infraraudonųjų spindulių terapijos, degonės, kas ten hiperbarinės kameros, ten papildai, masažai ir visa kita. Ok, turit pinigų, turit laiko, jums patinka, gerai. Bet tai yra vyšnaitė ant torto. Jeigu jūs nepasirūpinot baziniais dalykais, tai čia yra pinigai išmesti balą. Jie jums nesukurs tos visos gerovės. O jeigu jūs periodizuojat savo krūvį, stebit savo kūno atsaką į krūvį ir pasirūpinat savo atsistatymu kokybiškai, tai skaitykit, kad 80% traumų prevencijos jūs jau padarėt. Ir ten lieka tas 20%, kur visokie netikėti dalykai nutinka. Tai va, o tada, žinokit, aš noriu dar apie skausmą. Skausmas yra žiauriai įdomi, žiauriai sudėtinga tema. Čia yra apibrėžimas. Pagal Tarptautinę skausmo studijų asociaciją, kad skausmas tai yra nemalonus, sensorinis ir emocinis potyris susijęs su esamu ar potencialiai galimu audinio pažeidimu ar nusakomas kaip toks pažeidimas. Įdomiausia dalis yra ta, kad skausmas gali būti juntamas tada, kai pažeidimas dar tik tai gali būti arba yra numatomas. Pavyzdžiui, aš darau tempimą, ar ne? Tai kažką pradedu, iš pradžių jaučiu tempimą, paskui jeigu aš eisiu vis giliau ir giliau, aš kažkuriuo metu pajusiu skausmą. Ar dabar tai reiškia, kad jau, viskas jau man ten gali kažkas suplyšti? Ne, mano smegenys jos mane saugo ir duoda tokį buferį. Jos man siunčia skausmą kaip signalą, kad sustok, jeigu tu eisi tą kryptim toliau, tai tada tau bus blogai. Ar vienodai dabar visi žmonės jaus tą? Ne vienodai jo, nes mūsų skausmo slenkstis yra labai skirtingas, vienu aukštesnis, kitų žemesnis. Negana to, mano skausmo slenkstis būna skirtingas priklausomai nuo to, kaip aš tuo metu jaučiuosi. Jeigu aš esu pavalgius, pailsėjus, man viskas gerai, mano skausmo slenkstis bus aukštas, aš daug galėsiu. Jeigu man kažkas blogo nutiko, aš esu suirusus, išsigandusi, mano skausmo slenkstis staiga nusileidžia žemyn ir man daug greičiau pradės skaudėti kažką tai dėl kažko. Kitas dalykas, patirtis.
jeigu aš pastoviai darau tempimo pratimus, tai aš žinau, kokie ten tie pojūčiai. Ir aš tą skausmą pajusiu, pas mane ten nusijautrinė yra, aš tą skausmą pajusiu tik tai jau galinėse pozicijose. Bet dabar įsivaizduokit dėduką, kuris pateko į ligoninę, jis nieko apie jokius tempimus niekada nežinojo ir jam sako, va čia padėk ranką, dabar taip pasisuk, jisai kažką jaučia. Ir tas kažkas yra nauja. Ir tada jis sakys, oi, ne, man skauda. Nors iš tikrųjų tai gal dar nėra nei tas skausmas, nei ką. Dar vienas dalykas yra kontrolė. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu daryti tempimus, nes turiu kažkokių tikslų, aš juos kontroliuoju, galiu daryti daugiau, galiu mažiau, tai aš vienaip jaučiuosi. Bet jeigu aš čia stoviu, staiga atbėgtų kažkoks nepažįstamas žmogus ir pradėtų man tempti ranką. Tai siauba, ta prasme, iš karto, man ją pradėtų skaudėti iš karto. Nesvarbu, kiek smarkiai jisai patemptų, bet man, nes gal jis nori man pakenkti, aš nežinau, čia kažkaip yra pavojinga. Mūsų odoje, raumenyse ir sausgyslėse yra daug receptorių ir jie yra specifiniai. Jie kiekvienas ima kažkokį savo signalą. Vieni registruoja temperatūrą, kiti spaudimą, vibraciją, lietimą, tempimą, skausmą ir visi tie signalai nuolatos nervais keliauja į centrinę nervų sistemą. O ten smegenys sėdi tokiam centriuke ir tos signalus interpretuoja. Nes jų tikslas yra mus saugoti ir saugoti nuo visokių pavojų. Tai aišku, objektyviai, kas yra pavojinga, tai objektyviai, kuo signalas stipresnis, tuo jis yra pavojingesnis. Pavyzdžiui, karštis, kur maloni šiluma, kur jau karštis, o jau smegenys man sako, atitrauk ranką. Tai čia yra objektyvu, kai signalai stiprėja, mūsų pojūčiai irgi aštrėja. Bet yra subjektyvūs dalykai, kas smegenim didina pavojaus, kaip supratimą, galvojimą, kad tai yra pavojinga. Tai vienas dalykas, kiek aš suprantu, kas dabar vyksta ir kiek aš žinau, kas bus po to. Tai va čia įsivaizduokit, kad kai jums atsitinka trauma ir visi tie klausimai, ar aš vaikščiosiu, ar aš pasveiksiu, kiek laiko aš negalėsiu ten laipioti. Kuo didesnė nežinia, tuo didesnis pavojaus lygis, tuo tikėtina aštriau jūs jausite savo skausmą. Kitas yra dalykas, kuris moduliuoja mūsų pavojaus tą supratimą, tai yra kontrolė. Ta prasme, kiek aš turiu įtakos tam, kas vyksta, kiek aš kontroliuoju tai, kas vyksta. Tai vat, pavyzdžiui, jūs gal susilaužėt ar išsinarinot kažką, nuvažiavot pas gydytoją, viskas sutvarkė ir buvo nuostabus gydytojas. Jis jums paaiškino, kiek laiko kas bus, ką jūs gali daryti, ko negali daryti ir jūs dabar turit planą. Jūs dabar žinot, kas bus. Ir skausmo suvokimas greičiausiai mažės, nors jūsų pažeidimas tai nieko nepasikeitė, viskas ten liko taip pat, bet tai didina saugumą, tą kontrolę. Ir saugumą didina palaikymas. Socialinis palaikymas, tai yra draugai, artimieji, šeima, jeigu palaiko, gali įtakoti tą mūsų saugumą patirtis, teigiamą arba neigiamą, ir jinai įtakos į vieną arba į kitą pusę, mes skausmą jausim aštriau, jeigu matėm, kad kažkam buvo blogai, arba mum yra buvus panaši trauma ir buvo komplikacijos ir viskas labai komplikuotai vyko, tada mes tą patį skausmą jausim aštriau, negu jeigu atvirkščiai turim pozityvę patirtį. Labai svarbu, toks labai praktinis dalykas, ką aš noriu pasakyti, kad kai trauma atsitinka ir jūs ten važiuojat, pavyzdžiui, pirmos pagalbos pas gydytoją, tai jūs pats esate tokiam lengvam šokelėje, čia skausmas ir daug įspūdžių ir visa kita. Ir tikriausiai, jeigu jūs užeisit vienas pas tą gydytoją, jūs nepaklausit jokių klausimų. Gydytojas, jeigu kažką ir pasakys, tai kažką išgirsit, kažko neišgirsit, kažką iš to, ką išgirdot, pamiršit. Tai aš labai rekomenduoju traumos atveju visada važiuoti su kuom nors. Net jeigu tai neumu, net jeigu vis tiek einat pas gydytoją, nes dviese jūs girdėsit daugiau, atsiminsit daugiau. Labai patartina užsirašyti, ką sako gydytojas. Ir dar geriau turėti savo klausimus ir net juos užsirašyti. Viską, ką jūs norit paklausti. Nes ten yra, ypač jeigu ten kokia pirma pagalba, tai ten iš viso ten konvejeris yra. Ir jie ten neturi laiko kalbėti, bet jūs turit klausti. Ir irgi labai gerai tada, kai yra kažkas šalia, kas su blaivesne galva gali tą atstovėti, išsiaiškinti, ką aš galiu, ko aš negaliu, kiek laiko truks, kokie kiti žingsniai, ką daryti. Nes šitas žinojimas, šitas kontrolės buvimas, jis iš karto gerina jūsų situaciją ir jūsų savijautą gerina iš karto. Jau nekalbant, kad apie tai, kad tai praktiškai yra naudinga. Tai yra
šitas yra apie skausmą, gerai, bet dabar yra ta kita pusė, gerai. Tai buvo pažeidimas sugijo, viskas peršvietė, sako, kaulas suaugo, raiščiai suaugo, good to go. Arba atvirkščiai patikrino, skausmas yra, bet pažeidimo jokio nėra. Ar ne? Ir dabar jau, reikia grįžti į sportą, reikia grįžti į laipiojimą, norisi grįžti į laipiojimą, bet skauda. Gerai, jūs žinot, kad skausmas nebūtinai atspindi audinių pažeidimą, kad būna sensitizacija, kad būna judesio baimė, jūs jau visą tai žinot, bet vis tiek neramu. Kiek yra skausmo normalu, kaip man dabar elgtis? Vat aš grįžau, pasveikęs grįžau, bet lipu ir man skauda. Yra truputį skirtingų situacijų, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie jaunus žmonės, apie paauglius ir jaunuolius, ir jeigu buvo pažeista augimo plokštelė kauluose, tai jie, kai grįžta laipioti, skausmo turi būti 0. Bet jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie alkūnių tendinopatijas, tai skausmo gali būti tiek, kiek jūs tik jo galite pakelti. Tai jis nėra pavojingas, jis nieko neatspindi. Bet tokia kaip būtų kaip bendra taisyklė, tai mes skausmą vertinam skalėje nuo 0 iki 10, kur 0 būtų visiškas skausmo nebuvimas, o 10 tai jau tas nepakeliamas skausmas, kur jums reikia pagalbos, skubiai. Tai va šitoj skaliai, krūvio metu, kai jūs grįžtat po traumos laipiot, skausmas neturėtų būti daugiau kaip 4. Tai reiškia truputį mažiau negu vidutinis, ar ne? Ir irgi jūs ateinate, ar jūs darot pratimą, ar jūs lipat, jūsų skausmas neturėtų viršyti. Viršyje, tai reiškia mažinat svorį pratimo, adaptuojat pratimą, keičiat kibius, kibių rūšį, kibių dydį, žodžiu, pasitvarko taip, kad tą skausmą valdytumėt, iki 4 laikytumėt. Kitas dalykas, į ką jūs turite žiūrėti, 24 valandos po krūvio. Per 24 valandas to skausmo turėtų nebelikti. Jūs turėtumėt vėl jaustis taip, kaip prieš treniruotę, prieš tą krūvį. Jeigu jisai kartais vis dar yra po tų 24 valandų, tai reiškia, tikriausiai buvo per ilgai, per didelė apimtis. Tai žodžiu, jūs irgi taip stebėdami galite kontroliuoti ir dozuoti savo krūvį ir jo trukmę. Labai būtų gerai užsirašinėti, čia kaip po traumos grįžtat, užsirašinėti, kokį krūvį darėt, kiek laiko darėt ir koks buvo skausmas ir ar per 24 valandas jisai sugrįžo. Tai ten tų pavienių dienų, kai po 24 valandų, darau tą patį, darau tiek pat laiko, bet po 24 valandų man vis dar skauda, pavienių dienų gali tokių būti, bet bendra tendencija per laiką turi būti, kad jūsų krūvis didėja, o skausmas mažėja. Kai jūs patys tą darote ir patys tą sekate, tai vėl jūsų smegenys džiūgauja, nes jos valdo procesą, jos kontroliuoja ir tada gali įvykti ta desensitizacija. Ta prasme, kad jūsų smegenys leidžia savo patikėti, kad judėti yra saugu, judėti galima, žodžiu, viskas yra į gerą. Tai mūsų visa teorija dabar yra pabaigta. Gerai, tai tada mes apšilsim, nueisime prie sienos ir truputį, aš išdalinsiu jums tos lapus, tada pasižiūrėsime tuos pratimus ir tuos drilsus.